minkštos, kvepiančios ir burnoje tirpstančios citrininės bandelės. Mieles sutryniau su cukrumi, gerai išmaišiau, užpyliau šiltu pienu ir padėjau šiltai, kad aktyvuotųsi. Putos reiškia, kad mielės jau pasiruošė. Kiaušinius išplakiau su druska, mieles su cukrumi ir pienu pilu į dubenį, kiaušinius, ištirpintą sviestą, vanilę, dedu miltus, citrinos žieveles ir viską minkau, tiksliau ne aš minkau. Šitas daiktas viską padarė už mane. Tešla nelimpa prie piršto. Dabar tešlą sudėjau į dubenį ir dedu šiltai, kol tešla kyla, pasiruošiu įdarą. Iškilusią tešlą išminkau į pailgą stačiakampį, visą paviršių ištepu įdaru, nuo krašto šiek tiek palieku, kad įdaras neišbėgtų. Dabar viską suku į vieną ilgą ritinį. Tuoj prasidės smagioji dalis, imu siūlą ir pjaustau. Bandeles sudedu į didelį dubenį ir dedu į orkaitę 15 minučių, kad pakiltų. Štai bandelės jau pakilę, dabar jas dedu kepti ir iškepusias tepu glaistu. Dabar lieka pats didžiausias darbas - ragauti ir mėgautis. Skanaus!